Apukas. Tai jeigu dažniausia priežastis, kodėl žmonės yra vieni, nes jie nemyli savęs ir to pasekoje jie yra linkę į priklausomybės, jie ar persivalgo, ar persigeria, ar galbūt narkotikus naudoja, kažką daro per daug, galbūt lošimai, jie kažką ne tą daro ir tai yra priklausomybė ir ta priklausomybė yra ne iš Dievo, aišku. Ir per tas priklausomybės velnias turi priėjimą prie tų žmonių ir gali kontroliuoti, kada eis rūkyti, kada lieps jiems gerti ir jie gers. Ir žmonės nesupranta, jie galvoja, kad tai jų mintis, jie galvoja, kad tai jie nori pykti, jie nori daužyti visus aplinkui, bet iš tikrųjų tai yra velnio mintis. Velnias duoda tas mintis ir tik žmonės įgyvendina. Ir kai žmonės eina gyventi susidėję, tai aišku, Dievas jų neskatina eiti gyventi kartu. Ir yra melas, velnio melas, kad žmonės pasikeis per vestuvės, kad vaikai pakeis sutuoktinius, kad nerasit geresnio vyro, kad viskas pasikeis, kad viskas stebuklinga bus, kad vėliau ar anksčiau tas vyras pasipirš. Ir čia yra velnio melas. Ir dažniausiai velnias pasiūlo kitą žmogų, nes jeigu tu gyveni su kažkuom, tu jau esi nelaisva. Ir automatiškai velnias tai išnaudoja puikiai. Jūs, pavyzdžiui, gyvenat 2-5 metus susidėję ir jūsų atsiranda tas liktasis žmogus. Ir jis mato, jis užimta, tas žmogus užimtas. Tai ieško kitą, aišku, kitą ieškos. Ir taip žmonės, patampa nelaimingi, nes jie susituokia su ne tuo žmogum, nes yra paskubėję susituokti ar gyventi kartu. Ir to pasekoje ir tas žmogus, kuris turėtų būti, jie abu laimingi, abu dažniausiai būna nelaimingi. Ačiū už dėmesį, prašau sekti mano kanalą. Aš įdedu video YouTube, TikTok'e, Instagram'e. Prašau sekti mane. Iki greito. Ate. Bye bye.